Ačiū Gediminui. Taip, kitas pranešimas yra viešojo pirkimo sutarties keitimas ir pasiūlymų tikslinimas viešuosiuose pirkimuose. Ir čia mes turime du pranešėjus, tai Deividą Soloveičiką ir Karolį Šimanskį. Deividas pirmasis. Vienu metu galvojau, kad reikės skaityti iš telefono, po to galvojau, kad iš tikrųjų reikės skaityti iš telefono, bet pasirodo ne, viskas veikia. Tai laba diena, ačiū, kad mes kartu su kolega Karoliu Šimanskiu galim pristatyti šitam teisės mokslo pavasariai tuos vėjus, kurie pučia viešųjų pirkimų srity, ir mes turim dvi potėmės iš šitos srities, viešo pirkimo sutarties keitimas ir jos galimybės, arba tokios galimybės, ir Karolis pakalbės apie pasiūlymų keitimą. Tai turbūt kraščiausios temos. Tai kadangi abu turim tik po 15 minučių, tai pradėti reikės matyti nuo baigiamųjų kalbų arba apibendrinimų. Aš pradėčiau nuo teismų praktikos, kurią jūs matot. Trumpai konstatuoti galima tik tai, kad kaip jūs žinot, viešųjų pirkimų sutarčių keitimas arba apskritai tos sutartys dažniausiai būdavo tikrai toli gražu nuo pavasario, tai būdavo absoliutus įšalas, jeigu yra sudaryta sutartis, tai jos keitimas buvo laikomas ir vis dar yra laikomas neįmanomų, negalimų. Tai yra dokumentas, kuris ne tik pagal turinį, bet ir pagal formą buvo laikomas tokia šventovė, prie kurios prieiti, prisiliesti iš tikrųjų yra draudžiama dėl visiems gerai žinomų principų ir tų principų pažeidimo potencialios galimybės. Ir čia mes matome ES teisingumo teismo praktiką, nuo kurios prasidėjo visa šita evoliucija draudimo pusėje, tai yra draudimo aspektų keisti viešo pirkimo sutartį ir aišku aukščiausio teismo nutarčių. Bet jeigu prabėgus visą tą laiko juostą, kiek šita tema buvo gvildenama, mes galim pamatyti, kad bent jau nacionalinė teismų praktikoje, ypač jeigu imsim šių metų bylas, kurias arba nutartis, kurias jau priėmė aukščiausias teismas, kurias jūs matote šito sąrašo pabaigoje, tai galima sakyti, kad nuo 2013 mūsų kasacinis teismas pagavo tokį stiprų pagreitį ir iš tikrųjų galima laikyti, kad tam tikri pokyčiai, kurie pirmiausiai prasidėjo doktrino ir atsispindėjo jų mūsų kasacinio teismo praktikoje, egzistuoja. O jie yra būtent tokie, kad teisės doktrina į viešo pirkimo sutarties keitimą nebežiūri taip, kaip anksčiau. Tai yra laikoma, jog viešo pirkimo sutartis dėl dinamikos, kuri egzistuoja, būtent to sutarties vykdymo metu, dėl kompleksijos pačios sutarties, nes mes prisimenam, kad sutartis sutarčiai nelygėja, jeigu mes kalbam apie vienkartinę sutartį, prekių pirkimą pardavimą, viešo prekių pirkimą pardavimą, arba jeigu mes kalbam apie paslaugų suteikimą, kuris yra būtent tam kartui nuo pradžios iki perdavimo priėmimo akto, tai tikrai situacija nepalyginamai paprastesnė, kai mes lyginam tokią sutartį su viešo darbų pirkimo pardavimo sutartim, jeigu ypač yra tokia, pavyzdžiui, kaip FIDIC sutartis, ilgalaikis projektas su sudėtinga savo sąranga, kai mes kalbam apie etapus, apie to sutarties įgyvendinimą, pavyzdžiui, jeigu tai yra projektavimas ir statyba, ar ne, geltonoji knyga ir panašiai su daug kylančių to sutarties vykdymo metu aspektų, kur neturėti galimybės nieko koreguoti, tai yra praktiškai nerealu ir būtent todėl tas klausimas iš tikrųjų pirmiausiai doktrinoje buvo keliamas. Aš jums išrinkau keletą tokių pagrindinių atvejų, kurie sugrupuojant juos yra dažniausiai ir šitoj temoje yra keliami būtent per tą pusę, kad praktikai dažniausiai klausia teismų arba administracinių institucijų, kurios prižiūri viešuosius pirkimus, kaip jūs įsivaizduojat, kaip mes galim kalbėti apie viešo pirkimo sutarties nekeitimą, jeigu mes susidurėm su tokiom situacijom, kaip, pavyzdžiui, tiekėjo nemokumas vykdant sutartį arba vidinis pertvarkymas, tai yra įmonių susijungimai, skaidimai, Ginto tema. Gintai, čia kaip tik apie tai, ką jūs norėjot girdėti, tai labai aktualu. Viskas tikrai. Subrangovo pasikeitimas, tarkim, nebetenka jis pats kvalifikacijos vykdant sutartį arba reikia įstoti naujam subrangovui, pavyzdžiui, bendroji jungtiniai veikloj.
Taip pat sutarties terminas ir dalykas, kai jis turi keistis dėl to, kad atsirado kažkoks ginčas, perkančioji organizacija, pavyzdžiui, yra nepatenkinta, kaip yra vykdoma sutartis. Ji norėtų išspręsti jį taikiai, ji nenorėtų jos spręsti teisme, arba ji norėtų išspręsti, kad ekonomiškai jai būtų naudinga. Nes viešo pirkimo sutarties keitimas, mes visi prisimenam, kad automatiškai reiškia naują viešo pirkimo procedūrą. Ir vėlgi, jeigu mes grįšim prie sudėtingos kompleksijos sutarčių, turiu minty pagal tipą, pagal dalyką, objektą ir panašiai, tai mes suprantam, kad pirkimas pirkimui nelygus ir tos sudėtingosios sutartys reiškia ilgalaikės procedūras su tais rėmais, kurie dažniausiai yra apibūdinami kaip biurokratiniai. Tai sutarties termino arba dalyko keitimas, pavyzdžiui, jeigu yra ginčas, atsisakant kažkokios darbų dalies, arba perleidžiant kažkam įvykdyti likusią sutarties dalį, ar ne? Nenumatytos aplinkybės, kurios sąlygoja pakeitimą. Dažniausia problema. Nustatė pagal projektą bus vienaip, kasė, atkasė kažką, pamatė, kad neįmanoma įvykdyti sutarties, netlikus kažkokių papildomų darbų ar nesuteikus papildomų paslaugų. Ir atitinkamai tos sąlygos, kurios dažniausiai būna išgryninamos, ar ne, kad sutartis negali būti iš esmės keičiama arba atitinkamai negali būti kaip apėjimas pradinės sutarties. Kitaip tariant, tas problemas teisės doktrina kėlė. Ir jeigu mes palygintumėm praktiką, kaip aš sakiau, nuo apibendrinimų kalbėti, su teisės doktrina, kaip jį vystosi, ypač ES teisės rėmose, kalbant apie viešųjų pirkimų teisę, tai doktrina yra ženkliai vėlyvam pavasarį ir jau auga į vasarą. Turiu minty, sutarties keitimas jos akimis nebėra toks tabu, kaip buvo anksčiau. Praktika, jeigu imtumėm administracinę, kalbu dabar iš nacionalinės teisės požiūrio, tai yra institucijos, kurios prižiūri ir kontroliuoja šitą sritį, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų tarnyba, arba institucijos, kurios yra atsakingos už europinių pinigų skirstimą, ar ne? Ypač valstybės kontrolė, tai institucija, kuri taip pat kontroliuojanti valstybinių pinigų arba ES lėšų tinkamą realizavimą, jie laikosi daugiau tos konservatyviosios pozicijos. Teismai, kaip jūs turėjot galimybę išgirsti nuo pradinės skaidrės, nuo šių metų keletą nutarčių pasirodė, kur aukščiausias teismas iš tikrųjų parodė pakankamai tokį požiūrį į lankstumą ir atitinkamai pripažino, kad tam tikrom situacijom esant, įvertinant principus, sutarties kontekstą, esmę bei jos tikslą, galimi tam tikri pakeitimai, nepaisant ar tai būtų daroma pačių dalyvių, tai yra tos sutarties šalių, ar tai būtų daroma net ir per teismą. Kriterijai, kuriuos reikėtų atsižvelgti, vertinant, ar būtų principų pažeidimas, jeigu mes kalbėtumėm apie sutarties keitimą, dažniausiai yra išskiriami taip pat šitie, kuriuos jūs matot šitoje demonstruojamoje skaidriai, tai yra vertinama, koks yra sutarties terminas, sutarties sudėtingumas ir kompleksiškumas, ar mes kalbam, kaip aš ir sakiau, apie kažkokią vieno karto sutartį, vieno konkretaus pirkimo sutartį, ar mes kalbam apie ilgalaikį projektą, įskaitant, aišku, ir jo vertės bei sudėtinės dalis, kokias alternatyvas turi perkančioji organizacija. Dažniausiai alternatyvos yra dvi, arba sutartį nutraukti, arba trys, tai yra arba vykdyti ją toliau, nors jai tai nepatinka ir galbūt visiškai nenaudinga, arba gresia kažkokiais tai potencialiais nuostoliais, arba atitinkamai ją keisti, pavyzdžiui, prijungiant kažką, naują subrangovą, galbūt net ir inovaciją įgyvendinant, tai yra priimant naują sutarties šalį ir panašiai, bet siekiant įgyvendinti tą sutartį tinkamai, pasiekti tuos tikslus, kurie buvo originaliai sumastyti nuo pat pradžių ir atitinkamai užtikrinti, kad tos lėšos, kurios yra valstybinės, ar ne, tai yra biudžetinės ar europinės, jeigu jau skirstytumėm labai konkrečiai pagal prigimtį, būtų įsisavintos racionaliai, tinkamai ir maksimaliai sukuriant quid pro quo, ko siekia tie viešieji pirkimai ir tai yra vienas iš viešųjų pirkimų tikslų, kaip mes gerai žinom. Žinoma, proporcingumo principas ypatingai akcentuojamas, tai yra jeigu užbaigti projektui tiesint kelią, čia geriausias turbūt pavyzdys, reikia dar papildomai be 10 ar 100 km nutiesti dar keletą, kad užsibaigtų ta sutartis, tai tikrai jūs praktikoje atrasit labai daug žmonių, kurie sakytų papildomų kilometrų pritiesimas jau yra akivaizdus sutarties pakeitimas, kas yra neteisėta. Jeigu žiūrėtumėt tuos
pavasario vėjus, apie kuriuos aš kalbu teisės doktrinoje, tai būtų laikoma, kad proporcingai yra leisti pakeisti sutartį, nutiesiant papildomus kilometrus kelio, siekiant užbaigti tą pradinę sutartį be naujų viešo pirkimo procedūrų. Tai į tai matyt turėtų būti linkstama ir bent jeigu klaustų kas nors mano nuomonės, tai aš tikrai būčiau už tai, kad šitie kriterijai būtų vertinami ir ta sutartis būtų paslankesnė lyginant su tuo požiūriu, kuris vyravo nuo pat pradžių, kai mes supratom, kad sutartis negali būti keičiama dėl to, kad būtų pažeidžiami principai. Kas sąlygoja pakeitimų pokytį? Visgi perkančio organizacija, kad ir kokia jį profesionali būtų, kad ir kiek konsultantų jį samdytų, dažnai iš tikrųjų net ir jie negali numatyti tam tikrų aplinkybių. Situacijai nelygi, bet į tai verta atsižvelgti ir tie, kurie vertina, ar sutartis galėjo būti keičiama ar negalėjo būti keičiama, iš tikrųjų sako, kad turi būti atsižvelgiama į tai, kiek ta perkančio organizacija buvo su to susidūrusi praeityje, kas ją konsultavo, kaip ar galėjo ar negalėjo pamatyti, kad bus poreikis keisti tą sutartį ir ar tas poreikis, kuris yra afišuojamas, nėra tik tais apdengiamas kažkokia tai butaforinė priedanga, sakant, kad mes negalėjom to numatyti. Kitaip tariant, objektyviai turi būti nustatoma, ar čia tas numatymas galėjo būti ar negalėjo. Jeigu jis galėjo būti, tai atitinkamai sutarties pakeitimas yra pažeidžiantis principus ir atitinkamai atvirkštinė proporcija. Kuo mažiau buvo galima numatyti tokio pakeitimo būtinumo, tuo labiau galima teikti, kad sutartis arba jos kažkoks pakeitimas yra proporcingas ir pateisinamas. Na ir pirkimų dokumentų reikalavimai, žinoma, jų tinkamas išdėstymas, aprašymas, profesionalumas, sisteminis jų aiškinimas, visi šitie elementai turi būti svarbus ir į juos rekomenduojama labai stipriai atsižvelgti, kai mes vertinam, ar sutartis galėjo būti keista, tai yra pakeista, norėjau pasakyti, nekeista ir ar ne. Tai jeigu kalbėti apie sutarties pakeitimą, pagrindinė žinutė, kuri bent jau dažniausiai yra girdima iš praktikų, kurie labai to laukia. Jeigu mes pasižiūrėsim taip pat ir teisėkūrą, kur link į juda, tai pirmiausia ES viešųjų pirkimų direktyvų pakeitimo, tai yra jos naujos direktyvos projektas, kuris įtvirtina visas tas galimybės, tai reiškia, kad lyg tai teisėkūra irgi juda ta linkme, kad sutartis nebėra tokia jau nepajudinama, tai žinutė yra ta, kad tam tikrais atvejais ji gali būti keičiama, gali būti pateisinamas jos keitimas, tie, kurie kontroliuoja, turėtų nebūti tokie griežti, vertindami išimtinai sausai, tie, kurie vertina jau faktą, atitinkamai irgi turėtų įvertinti, kad tokia galimybė galėjo būti pagal šituos kriterijus ir tą tam tikrą pakeitimą pateisinti. Tai tokia būtų viešo pirkimo sutarties keitimo problematika, praktiniai aspektai ir perspektyvos. Jums leidus, aš užbaigsiu.